užsakovo pageidavimu buvo susukta 5 cm plokštė, kuri užsandarinta su juosta, kur jungiasi prie sienos, pratepa papildomai hidroizoliacija, nes būna nelygus sienos paviršiai, tinkas byra, tai kad tikrai neatliptų. O taip pat, kur jungiasi dvi piro plokštės, ten yra prapūstas su gruntu, kad juosta irgi taip pat neatšoktų. Visi laidai pernangos plokštėse yra užsandarinti bei užklijuoti. Taip pat šiame objekte buvo nestandartinis sprendimas sumontuoti kondicionierių lubose. Tai užsakovo tie meistriukai paliko plėvelę, tai mes ją taip pat sujungiam su piru ir užsandarinom, kad neįtų šiltas oras į palėpę. Antrame aukšte atrodo vaizdas taip. Pagal užsakovo pageidavimus paaukštinom tiek aikštelę, tiek takelius iki išorinių sienų 15 cm. Užsukame ant viršaus USB plokštės vaikščiojimui ir viską apšiltiname 35 cm parok balta 3 vata akmens, kuri taip pat turi neblogas savybės tiek degimui, tiek šilumui. Taip atrodo vaizdelis.